Ir kokių tik tai medžių neįgriūna į upę. Va tokie didžiuliai ąžuolai būna upės paplaunami. Per vėjo nuverčiami. Opapa. Vien šaka kokia stora. O kamienas tai va iš vis didžiulis. Taip. Pasilipome čia aukštai, bet mums tai nereikia. O čia reikia žiūrėti, kur dedi koją. Žingsnis ne ten ir nieko gero. Išėjom, reikiam. Žaliukų yra. Judam toliau. Taip. Opa. Pabėgo. Turėjau pirmą žuvį, tačiau pabėgo. Turim žuvį. Ai, graži žuvis. Vai krišlys. Vai kažkur aš jį kabinau ne ten. Dailiai prisitraukiam. Va. Ho. Koks gražus kiršlys. Eina sau. Koks gražus kiršlys. O čia įdomiau. Plaukiai ar mažesnis, ar didesnis žuvelės. Taip. Pro kur čia paprasčiau išlysti ar lipti per viršų. Gal kažkur tai yra pačiam jau. Daug. Ir ten jų dar daugiau, reiškia aš neišlysiu. Ten aš neišlysiu. Taip. Jeigu per viršų. O. Ir čia jau nemenkai išversta. Oho. O jeigu per viršų, klausimas, o kur toliau? Srovės čia būta galingos, sunešta daug. Aišku, aš net nebijoju, kad čia žuvis praeina pačiai. Taip, galvokim, čia tikriausiai lengviausias nusileidimas. Na, tokios vietos pasilysi, šakelė ir batai gali būti kiauri. Ir pačiam nelabai malonu. Aišku, žuvis į tokios vietos, aš manau, netgi ir laikas pasislėpus. Taip. Arba žingsnis didesnis. O, išbaidėm stirniuką. Įveikiam. Opa, yra. Yra. Nepaleiskim šį kartą, nepaleiskim. Taip, kiršlys atrodo.
Ja. Ai, gražus vėl kiršlys. Nu. Ateik. Ai, kokie čia gražuoliai yra. Nu. Opa. Kabinti irgi nereikės, išsikabina. Nu, bet va, tokie visi šiandien per 30 cm gražus. Ir vėl bus gražus kiršlys. Ja, oi, tikrai taip. Ir vėl. Oi, labai gražus kiršlys. O, papa. O, papa. Nu, šiandien taip. Šiandien gražių kiršlių diena. Ir vėl toks 35-33 cm. Didelis, gražus kiršlys. Oi. Kai grožis, a? Papa. Na, pabandykime jį. Na. Oi, koks, nu, koks tu didžiulis, a? Srovelė yra, bet vat, nėra, kad būtų. O! Turim žuvį tai bekalbėdami ir ką čia mes. Va, vėl gražus kiršlys. Vėl gražus kiršlys. Taip kaip į kokį tokia srovelė. Taip kaip kokį akmenys man. Na. Na, ateik. Oho, kai tu nebenori pasiduoti. Opa. Oi, vėl koks gražus kiršlys. Tikras gražuolis.